Iš pelenų į gyvenimą. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Išgirdę Jėzaus žodžius, kai kurie žmonės sakė, jis iš tiesų pranašas, kiti tvirtino jis Mesijas, dar kiti prieštaravo. Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos? Argi raštas nesako, kad Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betlėjaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas? Taigi minioje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo netgi jį suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė, kodėl neatvedėte? Sargybiniai atsiliepė, niekada žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejai atsakė, gal jau ir jūs leidote suvedžiojami, ar tiki jie bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų, nebent tos prakeiktos padugnės neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepia, gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie išsivaikščiojo savo. Tai viešpaties žodis. Kiekvienoje aplinkoje atsirado žmonių, kurie labiau pasitikė savo sąžinę ir vidiniu balsu, nei primestomis nuomonėmis. Ir ačiū Dievui už šitos žmonės. Taip ir tarp Jėzaus klausytojų daugelis, nepaisydami vadovų sprendimų, pasaulio balsų, atpažino jame pranašą ir Mesiją. Šventyklos sargybiniai, netgi jie, gavę įsakymą jį suimti ir atvesti, grįžo be jo, sujaudinti jo žodžių. Jie nepaprastai išgyveno tą susitikimą. Kaip prisimenam, Jėzus kalba turėdamas galią. O jie sako, niekada žmogus nėra taip kalbėjęs. Dar vienas susitikimas. Fariziejus Nikodemas, kuris buvo susitikęs su Jėzumi, priminė, kad įstatymas negali būti taikomas pasirinktinai arba atsijojant. Kai naudinga, prisimenama, kai ne, pamirštama. Kitaip sakant, įstatymas tampa patogus. Tie, kurie iš tiesų klausėsi Jėzaus, jo neatmetė. Tiesa, sklindanti iš jo žodžių, buvo stipresnė už bet kokius pašaipius kaltinimus. Ir šiandien jis nuoširdžiai laukia kiekvieno iš mūsų. Jis kalba tiems, kurie jo ieško visa širdimi. Jisai kalba tiems, kurie nenori pateisinti savo kelio, bet ieško tikrų atsakymų. Ieško gyvojo Kristaus. Ar mes ieškome gyvojo Kristaus? Ar pritaikome savo gyvenimui tik tai, kas mums yra naudinga? Iš pelenų į gyvenimą.